fainai, kad užvažiavai kavos atsigerti. Tai noriu tau papasakoti, tobuli, man taip jie patinka, va, kad užsideda, taip, kad nubėga vanduo, bet čia yra Parfit irgi S-Hertz šepečiai, 240 šerelių. Visiškai tas pačias funkcijas atlieka. Kaip, daugelis dar nežino, galvoja paprasčiausia šepetys šukuoti plaukams, bet visų pirma, jų, kaip ir visų kitų šepečių, pirmoji funkcija yra scalp, čia ir vadinasi scalp brushas, galvos odos pilingas. Tai visiškai brauki per galvos odą, netgi galiu užeiti ant šiek tiek veido odos, tai gaunasi ir liftingas. Tai visiškai visa instrukcija, aišku, kaip ir visada. Galvos plovimas, priemonių užtepimas, po to glotnumas, ant sausų plaukų šukavimas, padėk ant tiek glotnis. Man taip jau patinka, kad taip įsikiša, tai visiškai nenukrenta tada nuo rankų. Jo labai fainai. O jie čia naujiena, ar ne? Naujiena, jie buvo juodi anksčiau, o dabar yra, kas fainai, važiuok, lieka plaukų, kai šukuoji, išspaudė ir išsiema visi plaukai. Išsimeti, visada švaru. Rankenukę nori nešioti, įdedi į dėklą, irgi nenukrenta. Nukrenta biškai. Nieko, nenukrenta. Neužtvirtinai. Užtvirtinu, būtinai užspausti reikia, tada užsitvirtina. Instrukcija. Spaudė, užsitvirtina. Širdelė, nuostabi dovana. Draugui. Tikrai kalėdoms tai labai gražu. Ir ne tik kalėdoms. Spalvas fainas. Dar noriu pasakyti, žiūrėk. Aš raudono noriu. Raudono, aš auksinę. Irgi jų ilgą laiką nebuvo fabrike, tai čia visam kirpėjam tobulas dalykas. Čia aš jį naudoju. Ir dabar turiu rankinukį. Antistatinė plokštelė kainuojama net 75% plaukų elektrinimus. Tai tobulas. Irgi galima plauti galvos odos skalpo. Vonioju, tai tobulas vėl atsirado. Tai kas dar neturi, labai rekomenduoju įsigyti. Taip, mano plaukai labai elektrindavos žiemą ir su juo tikrai ne. Tobulas dalykas. Ir dizainas tas toks pasimti irgi patogu labai. Tai aišku, ir premium klasė, ta violetinė spalva irgi labai visus viliojanti. Tai aišku, kas labai nežino dar apie S-Hertz šepečius, tai yra 3 skirtingų kietumo, tai juodas, kiečiausias, baltas ir rudas. Jie specialiai išdėstyti taip, kad pasiektų kiekvieną galvos odos porą, kad plaukai išsišukuotų, galvos oda išsišukuotų, kaip ir minėjau, pirma funkcija, neužmirškit galvos odos plovimas. 2 kartus minimum per savaitę iššukuoti plaunant šampūnų galvos odą. Tada tikrai atliktas pilingas, tada plaukai neslinks, gaus visas maistingas